Sveiki, sugrįžę. Kakadu penktadienis šį vakarą renka įrodymus, kad sportas tai sveikata ir grožis. Maža to, tai ir kelias į šlovę ir sėkmę. Mūsų studijoje gyvi pavyzdžiai. Remigijau, buvo metas, kai buvai plonas kaip sliekas, o dabar va raumenys, kurių kiekvienas pavydėtų. Pats įstok parodyk, normaliai. Per kiek laiko pavyko pasiekti tokių rezultatų? 5 metus sportavau, bet, ta prasme, be jokių papildų, be nieko, vien tik ant turniko savo kūnų svorių. Aš norėčiau iš karto Vytauto paklausti, ar tai tiesa, ar tai įmanoma? Žinoma įmanoma, čia iš vis, čia hebrytė tokia monstrai iš tikrųjų. Man yra tekę prisidėti prie Palangoj vykusių street workouto varžybų, tai kai gyvai pamačiau, tai supratau, kad ką mes ten užsidėję 200 štangą, ten vadom, iškėliau ir tą juokingą pozą, ne, ten pradedam, ir kur kebra, ten šokinėja, atsispaudinėja, mes ten, jų treniruotės mes tikrai neištvertume. Artūrai, parodyk savo sixpacką. 5 metai ant šito vadinamo turniko, ant skersinio, ar ne? Taip. Bet iki tų 5 metų tai buvo įliesas kaip sliekas ir buvo gėda prieš merginas nusirengti. Ir dabar nesu stambuolis. Bet dabar tai už tai negėda nusirengti? Negėda. Kiek prisitraukimų padarydavai karjeros pradžioje ir kiek padarai dabar? Pirmą kartą 5 vos padarydavau. Nu, 5 tai čia rimtas skaičius. Kiek dabar? 42. 42. Taip. Artūrai, tavo atveju, užaugus raumenims, ar juos auginant merginų dėmesio padaugėja, ar ne? Jo, dabar dėmesio tai pakankamai daug. Kas gyvenime dar pasikeičia, kai esi sportiškas? Draugai. Kaip draugai gali pasikeisti? 15 metų vaikinas, tarkim, geria, perina prie sporto, tai man atrodo, jis tikrai ir draugus pakeis. Tau O tai dabar buvo? šiuolaikinis jaunimas, jo, man tai buvo. Artūrai, tu pradėjai sportuoti, kai pamatei, kaip tavo draugas padarė išėjimą. Kas tas išėjimas? Maždaug galiu parodyti, kaip ant turniko kabi, taip? Taip. Ir va, perini, išėjimas atsivadina. Taip. Dar vadinamas kareivėlis. Kareivėlis. Pamačiau, kaip jisai ir nesugebėjau padaryti. Bandžiau atkartot, bandžiau, niekaip nepavyko. Nu ir perėjo tada prie tos skersinio. Susinervinai? Taip. Labai susinervinau. Ir per kiek laiko išėjai? Išėjo Ta prasme, išėjimas, per kiek laiko? Supratau. Per savaitę laiko. Kristatūras mums žadėjo parodyti, kas yra išėjimas, tai dabar prašom ant skersinio ir mes viską nufilmuosim.
Stanislavai, ką manot? Sunkus darbas, jūs taip sugebėtumėt? Daro, sakyčiau, stebuklus ant skersinio. Malonu žiūrėti. Kiekvienam jaunuoliui patarčiau nerūkyti, nevartoti alkoholio, o sportuoti. Teisingai. Stanislavai, o ką jūs mokate padaryti ant skersinio? Prašau, parodykit. Meška, meška, o! O, papa! Taip, gerai, tai dabar... Toliau Marius, gal Mariau, kažką? sakė, išėjimas gal net išeitų, jeigu ne, tai pabėgimą nors. Pabandysiu. Muzika! Gerai. Ai, čia reikia su jais, ne? Papa!